praeitą savaitę sakėm, kad turėsime pokalbį dėl papildų ir galimos partnerystės, tai ką tik turėjom šitą pokalbį, labai ilgai kalbėjom, ne per daug produktyviai, bet pagaliau sutarėm kažkokius dalykus ir ketvirtadienį jau turėsim tokį galutinį mytą su partneriais būsimais ir ten jau viską iki galo aptarsim, bet iš esmės sutarėm su jais dirbti, parodysim ketvirtadienį, kaip mes su jais pakalbam ir jau tikriausiai pasirašysim sutartį ir matysite kontento tada ir iš tenai, parodysim, kaip tie papildai galbūt ir pagaminami ir iš kur juos užsisakinėjam ir kaip juos parduodam, kaip website keičiam, funnelį darom ir panašiai. Dar su Saulium eisim pavalgyti ir tada jau važiuosime namo, pasidarę likusius darbelius. Kas dar šiandien įvyko, tai paskambino dėl Padelio akademijos ir sužinojome, kad vis dėlto nusipirks Padelio akademiją ir rytoj jau gausime pirminę sutartį, tad ją peržiūrėsime ir poryt papasakosim, ar jau pasirašėm, kaip pardavėm, ką pardavėm ir kaip viską padarėm. Taip, kas dar? Ketvirtadienį rodysim jum vieną iš juokingiausių ir įdomiausių dalykų, kas tikriausiai mum įvyko. Tai mum į Startupiorus Instagramą, GoFollow Instagramą, atsiuntė žinutę iš Vilniaus kolegijos verslo fakulteto, kad mes esam kviečiami kaip kalbėtojai tenai pristatyti, papasakot kažką studentam ir dėstytojam. Mes buvom pakviesti tokią konferenciją, tai mes sutikom, nes galvom visai smagu ir toks kaip čeklisto dalykas pasirašyti, kad va kažkur ėjom kalbėti. Laukite juokingų ir įdomių vaizdų, kaip mes kalbam studentam, kaip patys nestudijuojam. Tai bus smagu tikrai. Tai vat. Nepaisant šalto oro, mes vis tiek filmuojam šitą video. Susipažinkit, čia yra mūsų labai geras draugas Simas Kraštoraitis. Jis yra Momentos startuolio appo užkūrėjas. Jis sugalvojo šitą appą daryti jau prieš kokius 10 mėnesių. Jo, 12 mėnesių. Ir jau jis yra launchintas. Vadinasi Momentą. Papasakok labiau apie Momentą, kas yra per produktas. Jo, tai pabildinom appsą, su kuriuo gali nusiųsti dovanas. Labai greitai, labai paprastai, su telefonu. Tarkim, aš tau noriu padovanoti kavos, kebabą, burgerį, krusaną. Tokie, žinai, kasdieniai, labai paprasti dalykai. Per appsą nuperku, nusiunčiu tau kaip QR kodą. Tu gauni QR kodą, jį atsineši į kavinę, tarkim į kafeiną. Parodai kafinę QR kodą, tau duoda kapučino kavą. Nemokamai. Aš už ją sumokėjau, to nieko nereikėjo mokėti, žodžiu, tau į dovanėlę. Super. Tai realiai appsas, kur tau padeda dovanoti lengviau. Jo. Supaprastinam visą dovanojimo procesą ir padarom į tokį labiau kasdieninį, nes gera dovana, tokie dalykai kaip gera dovana, laisvalaikio dovanos, tokie kuponai yra tokie gerokai per brangus, tokie labiau event-based. Jo, ir visuomet jie yra labai brangus. Tai mes norim padaryti dovanojimą kasdieninį ir paprastą. Kokios yra problemas, pavyzdžiui, kad tavo appas būtų tokio dydžio kaip Uberis, kaip Spotify'us ir visi kiti. Kaip padaryti, kokios yra problemas, kuriant tokio didumo appą? Jo, pirmą idėją noriu sakyti pinigai, kad čia neturi pinigų, žinai, bet čia turbūt yra tokia labiau atmazas, nes manau yra tokių kažkokių growth hackų, kuriuo aš galbūt neturiu talento pamatyti, sugalvoti, implementuoti. Manau, kad jeigu mes nors vieną tokį growth hacką, kaip čia ką tik Ainis kalbėjo apie kažkokius ten kuponus, ten kur išsuki laimės ratą, gauni kuponą, ten 10-20% kažką sugalvoji nuolaidelės, kad tu galėtum, žinai, įsiskeilinti labai greitai su mažom pajamom. Tai va aš tokių dar mes growth hackų neradom, tai manau, kad jeigu mes rastume, gal pavyktų pasiskeilinti iki tokio, žinai, didelio keiso kaip skeilo kaip Uberis. Tarkim, mes turime dabar žmonių mūsų auditorijai, kurie nori kurti startuolį, daryti appą ir pakeisti realiai pasaulį. Ant kiek yra sunku, nes mes trys žinom, kad tai yra labai sunku pareizinti pinigų Lietuvoje su kažkokiu appu, kažkokia idėja. Iš lietuvių fondo? Jo, tarkim, pareizinti reiškia, kad gauti investiciją piniginę. Okay. Ant kiek tai yra sunku? Jeigu tu esi first time founderis, manau, kad beveik neįmanoma. Honestly, beveik neįmanoma. Nes aš pats bandžiau, tai jie visi pasako maždaug, aš kalbu gal apie fondus, kai sakau, jie visi pasako, tai čia būtent fondai pasako, kad kai tu sugrįši su, tarkim, skaičiais, tarkim, turi datos, turi seilų, turi downloadų ir čia matom, kad čia yra, grįžtat pas tave pirkėjai, pas tave exponential growth'as, tada mes duosim tavo pinigų, bet jeigu pas tave nėra to growth'o, tai jie nelinkia tau investuoti. Ir antras dalykas, kaip ir aš sakau, nebent tu esi serial founderis, tarkim, tu turi exitą, kaip pavyzdžiui pats Saulius turi exitą, ir jeigu sakai, mano portfolio, važiuok, aš turėjau paexitinęs vieną įmonę, čia jau ten 6 digits, 5 digits, ir jis sako, okei, tu jau kietas esi, čia dabar kuriu antrą startupą, duokam pinigų, ir jis more likely tau duoti pinigus. Bet jeigu tu esi first time founderis, neturi tractiono, tai reiškia, neturi downloadų, neturi userių, neturi purchase, neturi revenue, tada bus labai, labai sunku pareizinti, manau, kad beveik neįmanoma. Iš Lietuvos fondo ypač. Ant idėjos reizinti Lietuvoje, manau, kad reikia būti arba labai gabiam, arba turėti exitų patirties. Okay. Tai moral of the story,
be jokio revenue streamo ir jau padarytų skaičių, tau tiesiog iš idėjos gauti investicijų beveik neįmanoma. Tai va, ačiū Simui už atsakymus ir įdėsiu jo appą linkim bio, šiaip realiai labai įdomi ir gera programėlė. Ir pasuportinkit jaunus verslininkus, jeigu nors jums ir nedomi tos šios programėlės. Tai va, papromink dar kažką paskutinius žodžius ir... Nusipirkit dovanėlę ir pasišėrinkit, padarykit draugo dieną geresnę ir džiaugitės rytojom ir šiandieną. Ačiū. Gerai, jūs turbūt galvojate, ką mes dabar darome ir kodėl mes nesėdame prie kompo. Nes mes ruošiamės kalbą, kurią turėsime sakyti. Kažkiek kaip seminaras, kažkiek tokia konferencija. Konferencijoje mes kalbėsime Vilniaus kolegijos verslo fakultete 4-dienį. Jums reikia pasiruošti, apie ką mes ten šnekėsim iš viso. Tai mes turime šnekėti apie failus. Tai maždaug tokia kaip struktūrą susidarėm. Šiaip ką pašnekėti, nes dar mes vis nežinom. Tai dabar brainstorminam. Einiukas sėdi, rašosi. Ir, neįsivaizduojam, kaip čia bus. Bet aš jau taip užsihypinau, kad net karočią tikiuosi mūsų tetoką paskui pakvies po šitą. Nes šiaip public speakingo nesu daręs nuo kokios 7 klasės. Ir anksčiau žiauriai gerai darydavau. Ten kokios istorijos pamokos ten pristatinėjau Žalgirio mūšį ir dar kažką. Esu kažkada pristatinėjęs per COVID-ą viešai tą kalbėjimą, man atrodo, lietuvė, ne, kaip ten pasivadinęs Lietuvos mokyklose. Viešas kalbėjimas, ne? Oi, ne. Tas kalba, ne? Kažkaip, jo. Tai bet per kompą reikėjo ir kažkaip žiūrėti tada jaudinusi, bet manau, gal jaudinus dėl to, kad tiesiog buvau nusipirkęs tą visą kalbėjimą, o ne pats rašiau. Tai dėl to gal. Chief Technical. Atsiprašom, šiandien daug nefilmavom. Turėjom susitikimą, apie 3 valandas turėjom tą susitikimą ir daug gerų dalykų išgirdom, apkalbėjom. Galbūt turėsim naujų galimybių, bet šiandien kas ant galvos beveik visą ką sėdi, tai yra tai, kad mums rytoj jau reikia, čia, norėjau parodyti, kad gal pamatysit, bet kad rytoj reikės kalbėti prieš kolegijos studentus ir dėstytojus. Ir dabar jau yra 9 valandos, dabar jau yra, jau link 9:30 mes einam ir darom dabar skaidrės. Tai jeigu Saulius šiek tiek atsuktų šitą kompiuterį, būtų labai smagu pamatyti. Įmanoma su kompą? Čia toks raw, jis sakė, čia yra toks raw. Jo, mes tokį raw stilių. Mes iškart iš pradžių papluginam, tada einam, kalbam apie hopiją. Yra fobija, kai tu bijai feilinti, žodžiu, gyvenime. Tada pisam tokį, tada varom į tokį, tada varom į tokį, tada varom į tokį. Čia žiaurus kar. Čia tai bus prezentacija of the year, bet čia ne apie tą. Mes viską darom taip authentic, raw, content. Svarbu, ką jis šiek tiek ir čia pasirašėm, bet kalbam apie tai, kodėl jums reikėtų nebijoti feilint. Kodėl jums visiems reikėtų nebijoti feilint, kodėl mums reikėtų nebijoti feilint. Ir apie tai kalbėsim rytoj, tai pamatysit, kaip prieš sceną kalbam. Gali būti žiaurus feilas. Kaip mes tai kalbam, per daug aišku nesiruošim, tikriausiai neskaitysim dar ką čia. Prisiruošiam, tai rytoj toks. Gaunasi dieną prieš ruošiamės kaip mokykloje, biški, tai, bet bus įdomu, bus juokinga tikriausiai patirtis ir galėsim dar vieną, galbūt kaip failą užsirašyti, o galbūt kaip tokį neblogai pavykusi checklistą užsidėti. Ir pradžiai mums visi sako, jūs ištestavot idėją, jūs pabandėt pasižiūrėti, ar žmonėms reikia, jūs pasidarėt MVP, kas yra minimal viable product, ne tokį mažiuką produktą. Sakiau, filmuok, kad tu kalbėjai. Aš turiu atmazą, aš nepagau, kad jie atsilieps. Čia visas video ir gali tiesiog, kaip jisai stovis ir kalba, tai aš... Ačiū. Po paskaitėlės, sakyk. Po paskaitėlės kolegijoje pravedėm. Aš nežinau, ant kiek reikia rėkti, nes nežinau, ar muzika girdis ar ne. Buvom kolegijoj, pakalbėjom, buvo tikriausiai neblogai, manau, kad įdomiau negu kitų. Dabar čia Saulius kažkokių darbelių padarė, aš spėjau pamiegoti šiek tiek ofise, spėjau dar ir su tėvais susitikti. Ir dabar važiuosime į Pašilaičius, draugų mūsų ofisą. Šiek tiek ir ten parodysim, kaip kalbam dėl tų papildų. Laukit tenai. Tai va, draugai, čia buvo mūsų mėnesių darbas. Tai šitą dirbom behind the scenes ir susijungiam su tiem tokiais bičiukais. Ir dabar kursime papildų brandą dalykus. Jo, parodysim jums irgi, šiandien jau nebe, nes jau vėlu. Bet po to parodysim, turim 5 buteliukus, 5 formulės skirtingas. Turim gerųjų bakterijų, ko fermento, ko daug kas šiandien neturi rinkoje. Tai va šitas labai įdomus dalykas ir labai iš tikrųjų brangus. Grožio formulė, kurios
Saulius būtent ją ir naudoja, dėl to jis toks yra šiaip jau. Dėkingas. Ir tada turi miego, tai čia paprasčiausias dalykas, žinot, yra melatoninas ir tenai papildomų yra dalykų, kas padeda miegot. Geras dalykas. Ir taip pat produktyvumo, kas buvo mums svarbu dirbant, tai mes šitus irgi labai esame excited, kad šitus pasileidom, nes produktyvumas gerai. Visose pakuotėse yra po 60 tablečių ir šiuo metu website'as yra, dabar perdarinėsim website'ą šiek tiek ir padarysim tokius labiau rinkinius, kad būtų žmonėm, kurie tiesiog su sportu susiję, tai būtų, kad miego formulė, kufermentas ir kad būtų šitas gerosios bakterijos ir tarkim, kad galėtumėt savo rinkinius pasidaryti iš 3 buteliukų ir visko užtenka 2 mėnesiam. Tai tikriausiai darysim ir subscriptionus. Tai va, čia bus mūsų produktas, tai jūs matysite, kaip mes developinam šitą dalyką. Jo, Saulius gal nusifilmuos irgi rytoj, jeigu pradės daryti website'ą, šiek tiek irgi kaip kažką keičiam. Galėsim parodyti, šiaip jeigu įdomu, aišku, jūs mums nespėsite pasakyti, nes mes gali būti, kad jau pradėsim, bet vis tiek parašykite gal komentaruose. Tada galbūt kitą savaitę iš karto ir nufilmuotume, kaip buvo website'as ir, pavyzdžiui, ką mes norim šiek tiek geriau daryti, kad geriau parduot ir kad būtų tiesiog geresnis, gražesnis brandas, ką mes darysim dėl to. Taip pat pradėsim contentą daryti, tai jeigu norit, irgi galite pafollowti Vitozeno papildus, Vitozen papildai. Ir TikTok yra, Facebook'e, Instagram'e, ten neblogai brandas užbildintas. Visai esame excited dėl šito projekto, nes tikrai labai kokybiški papildai ir tokių dažnai nesutiksi. Dažniausiai būna kažkokias nesąmonės pardavinėja ir bando už to užsidirbti, o čia iš tikrųjų labai ir brangus nusipirkti papildai. Mums savikaina tikrai yra didelė ir jie tikrai yra gerų, Lietuvoj pagaminti ir tikrai yra gerų labai dalykų čia įdėta į vidų. O dabar lėksim į gymą dar, į pirtelę, pailsėsim šiek tiek ir rytoj vėl kipsim į darbus ir... Mic check. Nu ką, draugai, berods penktadienis. Savaitė tai, kosminė. Esmė tame. Nemeluosiu, šiandien biškį ilgiau pamiegojau. Kas galvoja, kad aš esu robotas ir tiesiog dirbu visą laiką, bet šiandien pamiegojau 10 valandų šiandien miegojau, nes taip reikėjo jau miego pildomai. Tai va, vakar nuvarėm su kolegom, mūsų naujais kolegom, sporto salė ir paskui džakuzį, tenais pirtelės ir taip toliau, žiauriai gerai pailsėjom, atsigavom. Ir dar gera žinia, kad pagaliau gavom kontraktą iš Padelio akademijos. Kontraktas šiaip viskas labai good, suma mus tenkina, ne tokia suma, kokią mes iš pat pradžių norėjom, bet mus įtenkina. Ir beliko pasirašyti, čia pirmadienį jau pasirašysime, pinigai bus pervesti, tai fun. Nėra blogai papildomi pinigai, tai galėsim judėti toliau. Ties šitais reikalais. Labai excited esam. Tai va, tai šiandien realiai beliko pasidaryti darbų. Penktadienį varysiu 5 valandą, kiek dabar? Varysiu 5 valandą filmuoti turinio su pliažo tinkliniu ties tripsais. Ir dabar mes labai esam pasidarę, mums labai svarbu pasidaryti gerą foundationą su ambasadoriais, influenceriais. Ir mes kaip Trusto jau turime, keliam daug video, mūsų žmonės mato internete, bet mums trūksta dar daugiau ambasadorių. Mes turim kažkokią vieną nišą gerai užtaikyti kažkokį sportą, pasiimti jį ir po to biškį plėstis vis daugiau. Ir tuo pačiu nenorim pamiršti laisvalaikio, kad žmonės gali ir tiesiog nešioti tos tripsus. Bet ir dabar iš organikos šiaip irgi neblogai. Trafika eina pastoviai, conversion rate šiandien, pavyzdžiui, 9%, tai viskas labai gerai einasi, judasi, bet trūksta to kažkokio performanso geresnio. Realiai, varom dirbti, rytoj su Einiu. Žiūrėk, mes su Einiu esam labai geri draugai, 9 metus bendravom, o dabar gaunasi, kad mes, kadangi dirbam pastoviai kartu, tai mes labai mažai praleidžiam laiko outside the work. Tai mes rytoj varom pagaliau, kur atsisėsim, pavalgysim, pailsėsim, pakalbėsim šiaip apie gyvenimą, ne tik apie darbą. To mums trūksta mūsų bendravimo iki rytojaus. Šiandien varom pasidarysim darbus. Tai grįžau į ofisą, nes turėjau laiko. Tiesiog neturiu ką veikti realiai. Žodžiu, visi pradėkit daryti tipo jūsų budget. Po mėnesinį budžetą aš jau tai darau virš metų ir kiekvieną mėnesį aš užsistatau kažkokį maždaug tikslą, planuoju, kad ten maistui bus tiek, ten dovanos, ten viskas, donationai ir taip toliau. Viską išsirašau, anksčiau darydavau Excelį, bet supratau, kad tiesiog ranka yra žymiai geriau. Tai notebookas susirašau ten maistas, eating out, going out, transportation, subscriptions, gym, grožio paslaugos, tipo kirpykla, tiesiog shoppingas, ten kiek ant verso išleidžiu, ten mašinai ir kiek tėvams duodu. Tai va, ir susirašau viską. Keep myself on track, žodžiu, su mano visais expenses, nes kartais, visada šiaip, kai mes neskaičiuojame savo, kiek mes išleidžiam kiekvieną mėnesį, dažniausiai išleidžiame daugiau negu galvojame. Tai va, visiems aš tą raginu ir skatinu daryti. Tai aš varau skaičiuoti, o jūs nežinau, žiūrėkit turiu video. Sveikučiai, sekmadienis, jau reikia pabaigti šitą video. Vakar
turėjom sainių, varėm pavalgyti, paturėjom tokį mūsų laiką, pakalbėjom apie ateitį, apie viziją ir taip toliau. Ir nuvarėm namo ilsėtis. Tai realiai šiandien sekmadienis. Darbų yra, tai reikės būti darbe ir šiandien jaučiu net labai ilgai reikės būti darbe, nes šiandien pasiemu šeimą iš oro uosto kokią 2 nakties, tai tada ir dirbsiu jaučiu tada, nes kągi man daugiau veikti. Tai va, o pirma, realiai jau jaučiu pradėsiu montuoti šį video, kurį žiūrite. Jis bus labai ilgas, man atrodo. 2 minučių minimum turėtų būti, nes labai daug ką nuveikėm šią savaitę, bet ir gan įdomus. Tai va, gero žiūrėjimo, aš likiu dirbti, tikiuosi jūs irgi produktyviai leidžiate laiką. Ir jo, ačiū žiūrėjimo ir iki kito pirmadienio. Kitą pirmadienį pamatysite, kaip pasirašoma Padlio akademijos kontraktą, kad mes parduodame viską ir gal net ir sužinosite kainą. Tai va, tad stay tuned. Viso gero, kitų kartų, tik bidžiau.